Labą dieną. Mantas. Erika Malon. Pasteliuokim, pagalvok, kas čia galėtų Na, būti? tai čia kvapų terapija? Iš dalies taip, o ką mes čia veiksim? Bandysim sukurti savo kvepalą? Taip, labai gerai. Iš esmės čia yra kap-kap, ar girdėtas pavadinimas? Girdėtas kažkas. Dar išgirsiu. Jau išsiaiškinom, šiandieną kursite savo kvepalus, būsit parfumeriai. Bet svarbiausia užduotis yra pamirškit, kur buvot, pamirškit, ką veikit, negalvokit, kas patinka ar nepatinka gyvenime. Iš vis geriausia būkit mažais vaikais. Pabandykit. Žinau, kad protas iškart norės spėti pavadinimą, tai veikia automatiškai. Vietą rašau dabar iš jūsų. Taip, labai gerai. Bandykit prisiminti kuo daugiau detalių iš konkrečios dienos, konkretų produktą, kaip jūs atrodėt, kaip jūs jautėte, su kuo buvot, kuo daugiau ar ne visko aplink. Man kažkodėl tai prie jūros ledai. Ledus kažkokius ir nežinau, man atrodo, bet gal nesąmonė čia. Man tai visai kitka. Man primena, kaip mes kaime gyvenom ir ten buvo tokia močiutė, jinai gyveno miške, senoje mokykloje, tokia trobeliai. Ir kai mes pas ją atvažiuodavom, jinai visada turėdavo tokį didžiulį bliūdą su saldainiais. Mes kaip tikri alchemikai susimaišėm savo šios dienos kvapą, nes kaip mums jau pasakė kvepalų guru, kad galime galvoti tik čia ir dabar, šią dieną. Tai vat, Antanai, ar tu patenkintas savo kvapu? Labai patinka saldus, toks kokį ir mėgstu. Ir dar paskutinė nata. Jasminai. Labai patinka. Žinoma, kaip gyvenime vis tiek darau tokį dalyką. Dar jauni, kai sako, esame jauni, gal turi pirmų kartų, tai ir amžiaus žodžių patirtim dar. Tai yra kur.